Miela Rūta, prašau papasakoti, kas yra mokyklinė branda. Kalbant apie mokyklinę brandą, turbūt turėčiau išskirti vaiko intelekto brandą, socialinį emocinį brandumą ir vaiko nuostatą tapti mokiniu. Intelektinė brandą parodo vaiko žingeidumas, smalsumas, noras tyrinėti aplinką, įprastų daiktų atpažinimas, mokėjimas juos įvardinti. Vaikas supranta suaugusiųjų ir vaikų kalbą, suvokia aplinkos formas, dydį, jau supranta skaičius, raides. Kalbant apie socialinį emocinį intelektą, brandumą, galbūt parodo, kaip vaikas save pažįsta, savo vietą šeimoje, bendraamžių grupėje. Ar vaikas moka kalbėti apie savo jausmus, savo gebėjimus, nesėkmes, apie savo santykius su kitais. Ar vaikas žaisdamas moka vadovauti, ar paklūsta kitiems savo bendraamžiams. Ar jis nepradeda muštis, jeigu jį kažkas įžeidžia. Nuostata tapti mokiniu galbūt parodo pats vaiko nusiteikimas mokyklai. Ar vaikas domisi spausdintinė, rašytinė kalba, tekstu. Ir aišku, labai svarbu, ar vaiko ranka paruošta rašymui. Todėl iš karto turėčiau nuraminti tėvelius, kurie pergyvena, kad vaikas neskaito, nerašo, bet svarbu turbūt įgūdžiai paruošti šiai veiklai. Čia yra svarbiausia. Ką galėtumėte patarti būsimo pirmokėlio tėveliams? Be intelekto, emocinio brandumo bei nuostatos mokyklai tapti mokiniu, labai svarbu yra higieniniai įgūdžiai ir turbūt užsigrūdinimas. Todėl patarimas tėveliams. Ugdykite vaikų savarankiškumą. Vaikas turi mokėti pats nusiprausti, išsivalyti dantis, nusirengti, apsirengti, užsirišti batraiščius. Vaikas turi mokėti susitvarkyti savo žaislus, daiktus, savo kambarį. Turbūt dar būtų patarimas vis dėlto grūdinti, stiprinti vaikų sveikatą, nes nuo to priklauso vaiko savijauta ir lankomumas mokyklos. Ir aišku, tėveliai, būkite malonus, aktyviai dalyvaukite vaikų pažintinėje veikloje, nes jūsų patarimas, jūsų paskatinimas, jūsų palaikymas tiesiog skatina vaikus tyrinėti pasaulį, lavina jų mąstymą, kalbą, jie savim labiau pasitikė. Kaip tėvai gali padėti pasiruošti būsimam pirmokui? Kągi, jau vasara, paskutiniai mėnesiai iki rugsėjo 1-osios, aš tai matau kaip saulėtą gėlėtą taką, kurio pabaigoje atsiveria vartai į mokyklą. Dauguma vaikų nori mokyklą. Ir tai yra normalu, nes pagal amžiaus tarpsnių psichologiją šis amžius tai yra aktyvus, imlus pažintiniai veiklai. Bet yra vaikų, kuriuos baugina mokykla ir užklausus jie dažniausiai atsako, aš manau, kad man bus sunku. Ir aš manau, kad tos baimės vaikai išmoksta iš savo tėvų, kurie dėl tam tikrų priežasčių pergyvena. Yra tėvelių, kurie net pagąsdina, pamatysi, kaip tau bus sunku. Kas tavęs laukia? Kas tavęs laukia? Iš tikrųjų norėčiau paprašyti ramiai žvelgti į šį etapą, nes yra normalus, natūralus žmogaus gyvenimo laikotarpis. Vieni vaikai eina lengviau tuo keliu, kiti sunkiau, bet tam ir esame suaugusiai, kad jiems padėtumėm. Patarimas. Liko tokie paskutiniai mėnesiai gražaus laiko. Daugiau laiko praleisti su savo vaiku. Susigalvokite bendros veiklos, nes kuo platesnė įvairesnė patirtis, tuo plečia vaiko tą akiraitį, tą žingeidumą. Tiesiog vaikas labiau savim pasitikė. Kitas patarimas. Jeigu to iki šiol nedarėte, pradėkite skaityti vaikam knygas. Susikurkite kažkokią tai, skaitimo tradiciją ar vakarą. Reikia susipirkti mokyklinės priemonės.
Darykite tai kartu. Pasitardami leiskite vaikui rinktis pačiam. Tai galite ramiai padaryti vasaros metu, bet galite susikurti labai gražią rugsėjo 1 dienos šventę. Po iškilmingos šventės mokykloje visi kartu galite nuvažiuoti į prekybos centrą ir viską nusipirkti. Nueikite į kavinę. Tiesiog susikurkite savo šventę rugsėjo 1. Jau visai netrukus jūsų klasę sugužės gausus pirmokėlių būrys. Kokio laukiate pirmoko? Visada su nekantrumu laukiu savo būsimų pirmokų. Kokie jie ateis, kokia jų fizinė, emocinė, dvasinė sveikata, ar jie yra laimingi, ar jie aktyviai mąstantys. Nes turbūt tai yra vaiko savijautos pagrindas, o kaip vaikas jaučiasi, tokie ir mokymosi rezultatai. Tas visapusiškumas tai turbūt ir yra sėkmės pagrindas. Ir aišku, norėčiau priminti, kad šitame amžiuje visgi yra pagrindinė veikla yra žaidimas. Tad žaismingai laukite rugsėjo 1, o mes žaismingai mokysimės. Ačiū, miela Rūta, už pokalbį ir linkim jums iš tiesų žaismingų, įspūdingų naujųjų mokslo metų ir visų 4 metų. Dėkui.